Gerai, ponia Girijo, tai ar ta pati idėja gera, kad žmogus matytų, na, kiek sumokės su vienokiamis palūkanomis, kiek su kitokiamis, kaip jūs ją vertintumėte? Gal norėčiau šiek tiek ir apginti bankus ir tuo pačiu paprieštarauti bankams, ar ne? Tai apginti tai yra tai, kad šiaip bankams patiems yra naudingiau dėl to, kad žmogus pirkdamas arba įsigydamas tą esminį ar ne, turtą arba tą esminį pirkinį gyvenime, būstą, tai jis planuoja tas išlaidas ir jis planuoja ilgam laikotarpiu ir ilgo laikotarpio pirkinys jis paprastai turėtų būti fiksuotomis palūkanomis. Tai yra bankui šiuo atveju yra saugiau paprastai tariant, ar ne. Dabar paprieštarauti tai gal dėl to, kad nebūtų visiškai teisinga sutikti su tuo, kad čia reikalauja labai daug kažkokių pokyčių ir investicijų. Iš esmės tai yra vieno papildomo skaičiaus sistemoje atsiradimas, ar ne? Ir taip, tai yra galbūt 2 pasiūlymų pateikimas klientui tam, kad klientas galėtų rinktis. Bet ir iki šiol klientas galėjo eiti ir per kelis bankus, ar ne? Ir dėl to bankas galėdavo paduoti tą pasiūlymą, klientas galėdavo jo nepriimti. Tai čia iš esmės labai kažkas daug bankam tikrai nepasikeitė. Bet kaip sako, žinot, Lietuvoje banką rečiau keičia negu sutuoktinį. Tai klausimas, ar žmonės vaikščiodavo ir ar duodavo tą pasiūlymą, ar neduodavo. Ir ar turėjo naudos tas pasiūlymas tą ilgą laikotarpį, kai mes turėjom tikrai žemas palūkanų normas. Tai čia gal yra kita problema dėl to, kad iš esmės rinka yra labai sekli. Yra 3 žaidėjai esminiai, kurie yra pasidalinę didžiąją dalį rinkos. Ir taip pat antra dedamoji, kuri yra labai svarbi, kad tie žaidėjai pratino rinkos dalyvių, šiuo atveju paskolų gavėjus, ilgą laikotarpį būti to vadinamų namų banko klientų. Tai yra tiesiog nebuvo įpročio banko keisti. Ir iki šiol yra ta kultūra tokia nusistovėjusi ir atrodo banką pakeisti tai yra daug sunkiau negu sutuoktinį pakeisti, ar ne? Nes, tai čia yra įpročiai, čia man patogu kažkas, čia kažko nenoriu, bet juolab, jeigu tu nekeiti, tai tu turbūt ir nestaupai, labai yra paprasta, ar ne? Jūs dirbat su žmonėmis, kaip čia, ar dirbat, nežinau, tinkamas žodis, bet kurie nori refinansuoti paskolas. Ar yra daug tokių klientų turite? Turbūt nedaug turėtų būti, kurie ėmė paskolą su fiksuota palūkanų norma. Tai yra labai retas reiškinys. Čia turbūt reiktų sutikti, bet vėlgi sugrįžtu į tą pirmo klausimo ar ne dalį, kad fiksuotos palūkanos yra naudinga vartotojui. Taip turėčiau turbūt atsakyti dėl to, kad pirkinys yra didelis, būstas, automobilis, kaip mes čia su Viktorija pajuokavome prieš laidą, ar ne, dar turbūt ir vaiko gimimas yra šeimoje tas didelis pirkinys ar vaikų. Tai kai tu planuoji tokias išlaidas, fiksuotos palūkanos leidžia tau jas iš esmės suplanuoti. Ir čia šiaip finansinis raštingumas sako, kad 40-50% reikėtų skirti šeimos arba asmeninių pajamų tokiems pirkiniams gyvenime. Ir kai tu žinai, kad teks mokėti 20 metų į priekį, tarkime, aiškia labai sumą, tai yra tada aišku ir aiškus yra planavimas. Kai palūkanos kinta, jos ten, sakykime, vienais metais, kaip kas dabar buvo 2 metai atgal, ten, pavyzdžiui, galėjo būti 100 ar 150 eurų didesnės negu yra dabar, kai palūkanos krenta, tai toks yra nestabilumas. Tai todėl čia tikrai yra labai svarbu. Tačiau iš kitos pusės, jeigu žiūrėti kintamus palūkanomis finansiškai turbūt, ar ne, tas, kuris mėgsta arba gali toleruoti tą riziką prisimant, tai jis dažnu atveju tikrai išlošia. Ir dėl to refinansavimo atveju taip pat, aišku, čia refinansavimas yra pakankamai suprastintas refinansavimas naujas reiškinys, ar ne, ir dėl to ir nėra prievolės dabar bankam duoti pasiūlymą su fiksuotomis palūkanomis, todėl dažnas ir svarsto tik tai kintamų palūkanų scenarius. Gerai, tai jau nelyskim į tą refinansavimą, truputį kita tema. Tiesiog buvo įdomu pasižiūrėti, ar ateina tų nepatenkintų, kurie užsifiksavo, ar jų daug, bet sakote, jeigu ne, tai... Turėjome savo veiklos istoriją paskutinius kelis mėnesius, kurie norėjo refinansuotis, tada, kai turi fiksuotas palūkanas, tai žmogus buvo labai nusivylęs, nes norint refinansuoti, jam būtų reikėję mokėti baudą.